šalia manęs yra tikriausia lenktynių legenda, kurią atsimena labai daug kartų, turbūt tikrai ne viena ir ne dvi, tai yra Stasys Brundza. Na, o jūs dabar esate 6 numeris, kol kas toks rezultatas nenusivylęs? Na, ko gero 6 galbūt pavyks pasivyti, nes turėjom problemų su automobiliu, bet dabar tos problemas likviduotos, kiek pavyks pasivyti, tiek ir pasivysim, bet ne per daugiausia liko jau ir laiko. Nu, kaip pats jaučiatės, vis tiek dar važiuoja, dar stengiatės, o čia toks rezultatas? Nu, normaliai, sakė, va, kaip jaunuolis, laikai buvo geri, minutę 28 važiavau, kai viskas buvo tvarkojo. Bet tai kaip jūs vis tiek ištverėt, nes jau ir jaunieji lenktynininkai skundėsi, kad toks karštis, taip sunku. Vyresnė karta ištvermingesnė. Aš pripratęs visą gyvenimą važinėdam labai daug ir Graikijos raliai būdavo tais laikais labai sunkus. Sydney, Darwin, maratonai Australijoje, tai palyginus šią šilumėlę šiandien su to, kas ten buvo, tai čia netoks jau baisus ir karštis. Na, o iš tikrųjų daugelis stebisi, kad jūs vis dar lenktyniaujat, nors jau esat ne kartą sakęs, kad kabinsit pirštinės ant vinies. Nu tai aš jau atsakiau, aš jau kažkur 10 metų vis gaudavau jauniausio dalyvio prizą. Nuo 63 aš pradėjau važinėti į lenktynės. 71 laimėjau sąjungos čempionatą ir dar turiu prizą jauniausio dalyvio. O dabar aš jau seniausias kelis metus, o man nieks prizo neduoda. Tai sakiau, jeigu nori manim atsikratyti, duokit prizą seniausio vairuotojo. Čia reikia kreiptis į organizatorius. Nu tai taip, aš taip garsiai pasakiau, gal paklausys, jeigu nori manim atsikratyti. Nu kiek aš čia galiu vargti.